Labą dieną visiems. Šiandienos video tema Tesla Model 3 ir Y aukštos įtampos baterijos. Gal pastebėjot, gal nepastebėjot paskutiniu laiku. Labai suaktyvėjo šitų mašinų disbalansas. Ką tai reiškia? Tai reiškia tai, kad blokai tarpusavį skirtingas įtampas. Daugiau negu leidžiama. Ir ta problema labai ryškiai. Galbūt tai pagrindė dėl to, kad visas mašinas pagrindė kraunas greitosios stotelėse. O kada didelės rovės, vadinami blokai tarpusavį išsibalansuoja dėl, kaip čia pasakyti. Ličio akumuliatorius pagaminti identiškas celes yra labai sunku. Vieną partiją gaminant jos chemiškai ir mechaniškai bus daugmaž panašios, bet jeigu, sakykime, partija skiriasi, tai su laiku tos visos skirtumai pasijaučia. Ką daro gamintojai, kurie suprojektuoja baterijas aplamai, surenka celes, padaro BMS kontrolerį, kontroleris atsakingas yra už tų celių sulyginimą, tai yra subalansavimą, tai yra senas technologijas naudojimas yra pasyvus balansavimas, tai yra šuntuojamas tos celės, kurios yra per daug prisikrovusios, jos tiesiog trumpin per varžą ir ta energija virsti į šilumą. Nauji kontroleriai yra aktyvus, būdai yra skirtingi, yra su kondensatoriais, surenkama energija, perdedama, iškraunama į kitą gretimą celę, kuri yra mažiau įsikrovusi, arba yra impulsiniai, tai indukcinių, kaip čia pasakyti, džiaulinė energija, perkelia kitą. Būdų yra skirtingų. Šiuolaikiniai tai yra visi aktyvūs, tai vadinami kondensatorius pagalba, indukcijos pagalba, tokiu būdu. Kas liečia trečią modelį, balansavimą, tai Tesla jo iš vis yra nepadarius. Čia tokias yra Robin Batten plokštelės. Trečiukį yra naudojamas 4 blokai, tokias 4 sasiskas, tokias dešras, kurios yra, po 25 blokus. O kiekvienam blokui yra ten celių, skirtingai palei talpą, pririkiuota. Ir tos visus tarpblokinius disbalansus turėtų lyginti, arba, kaip minėjau, šuntinių principų, arba aktyvių balansavimų, tai yra energiją surinkant ir perkeliant į kitą. Tai teko man čia išsianalizuoti detaliai šitos kontrolerius Batman ir Robiną, kurie atlieka tik tais monitoringą. Jie gal ir viduj užsiim balansavimu, bet aš paminėsiu tokį dalyką. Čia jeigu įmatysit, tokias yra mažas varželės. Tai čia varželės stovi viena matavimui, o kita šuntavimui. Tai šuntavimo varža yra 50 ohmų. 50 ohmų varža 0,605 diametro. Tai jinai maksimum kainai čia gal pašuntuoti, aš tiesiog netlikinėjau eksperimentą, kiek miliamperus rovė, jinai gal pašuntuoti tą, vadinkim, bloką, kuriame yra talpa, iki, vadinkim, kokių 4 kWh. Tai realiai balansavimo schemos Tesloje nėra. Nėra pas daug naujų gamintojų, ten ir kinietiškų mašinų neturi balansavimo. Tiesiog jie paskaičiavo, kad per garantinį laikotarpį tą bateriją atlaikys, o kas bus po garantinės, jau jiem ten nebeįdomu. Klientai pasikeis baterijas naujas. Tai tai toks yra niuansas ir labai nekoks tas niuansas yra su disbalansu trečiuku. Kaip šitoje situacijoje gelbėtas mašinas? Žmonės keičia baterijas. Tai yra pakankamai nemažas išlaidas, nes aukštos įtampos baterija realiai tai kainuoja nuo 3,5 tūkstančių ir virš. Keičia baterijas. Ir keičia baterijas neaišku į kokias. Stengia žmonės naujų metų įsidėti, bet
dėti naują bateriją į seną mašiną, atsirand kitų problemų, programinių. Jis yra nenumatyta, sakykime, kad ir dabar viena mašina turi tokią, kuri yra nepritaikyta su to varikliu, kokią žmogus bateriją įsidėjo. Ieškau sprendimų, gal atrasiu. Bet, princips ne tame. Video tai yra apie baterijas. Tai yra trečiukų grėsinti problema ir kuri yra jau dažna, tai yra disbalansas. Celių disbalansas tarpusavį. Tai yra įtampų skirtumus, kuris yra netoleruojamas. Sprendimo būdai. Dėti papildomai aktyvų balansavimą. Tai daroma daro žmonės užsienį su kiniškom baterijom, kiniškom mašinom. Mano akim žiūrint, lygiai taip pat galima būtų įdėti į Tesla atskiras plokštės, kurios užsimtų būtent balansavimu. Tai būtų gal toks sprendimas pats priimtiniausias. Bet yra kita medalio pusė. Trečiuko baterijas ir labai sunkiai ardomas ir jos nepritaikytas remontui. Tos visas kartas, kurios atlupi žodžiu ir po to reikia suklijuoti, jos visų pirma plonos yra. Visų antra, jos yra, sakau, nepritaikytas ardymui, dėliojimui vietas, žodžiu, blogais trečiukais yra. To klausiu. Jeigu kas gal kažkokiu argumentuoti, kad jisai kažkuris šis žmogus tai žino daugiau, tai gal paargumentuoja, gal bus kažkokia mintis tiem žmonėm, kurie susidūrė yra. Bet aš, kiek susidūriau su trečiukais, ten variantai tik tokie. Tai turėkite minty, venkit greitų stotelių, kraukit tas mašinas mažesnės rove. Gal reikėtų performansams susimastyti apie draskymą tų mašinų. Nes disbalansas sukel pagrindė ant greitų stotelių. Tai čia yra nepaslaptis, tai yra jau praktika ir su Eskem, ir su Nissan Leafais, jeigu šademkėmėse naudoja. Bet tos mašinas tai turėjo balansavimą. Jeigu mašina panaudojus greitosios stotelėse prarandam, sakykime, kokį 10-15% sochą, tai panaudojus naminį pakrovėją 5 amperiukais vieną fazę, per pusantrą mėnesį BMB plokštelės atbalansuoja blokus ir sochas sugrįžta atgal į savo buvusią būseną prieš tai. Tai trečiukui, žodžiu, blogai. Tos pagalbos balansavimo viduje nėra. Ir tai reikėtų padėkoti Maskiui, kad mažiau uostytų žolę, ką ten tokia. Ir kažkaip pagalvotų apie tai. Nors jis negalvo, čia pats turbūt didžiausias amžiaus afera. Komercinė afera. Tai va, aš čia su gerom naujienom niekada jokių video nefilmuoju turbūt. Taip jau gavos paskutiniu metu. Kad video gaunas tik ties apie problemas, su kuriuom aš susiduriu. Tai geros jums kloties, sėkmės ir ate. Iki kitą kartą.